Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje visi pripažįstame, kad efektyvus energijos vartojimas prisideda prie kovos su klimato kaita ir aplinkos išsaugojimo. Tačiau tai labai svarbu, kad šis sritis neša neabejotiną naudą ekonomikai. Siekiant, jog mūsų pastatai būtų aukštos energetinio efektyvumo klasės, kuriamos ir naujos darbo vietos ir didėja užsakymai statybų sektoriuje, ir, kas itin svarbu, dėl mažiau suvartotos energijos taupomos lėšos gali būti perkeliamos į kitus sektorius. Komisijos pasiūlytas dokumento tekstas buvo gana ambicingas, visų pirma, privaloma energijos taupymų tikslų prasme. Suprantu, kad skirtinga situacija skirtingose valstybėse ir galbūt reikia valstybėms narėms lankstumo, tai siūlė Europos parlamentas. Tačiau dabar su valstybėmis pasiektas taip vadinamas kompromisas šios tikslus padaryti tik orientaciniais, rodo, kad valstybėms narėms trūksta politinės valios ar dėl kitų motyvų nėra norima priimti bendrus sutarimus. Tas ypač būdinga didžiosioms Europos Sąjungos valstybėms. Ir dažnai valstybėms narėms reikia postumio, kad įgyvendinti tam tikrus tikslus. Tai galėjo būti būtent privalomo energijos taupymo tikslų nustatymas. Deja, kol kas trečiojame vietoje. Dėkui. Domnule președinte, am votat în favoarea acestui raport deoarece consumul de energie trebuie redus. Acest lucru este necesar pentru a face față provocărilor și a limita dependența de combustibilii fosili. Țara mea și-a propus o reducere a consumului